Taip, tai iš tikrųjų, kai buvau studentė, patys pirmi metai buvo pilni iššūkių. Reikėjo po 12 metų išmokti, kaip reikia mokytis, reikėjo išmokti, kaip kritiškai mąstyti. Reikėjo priprasti ir prie universiteto kultūros, kuri buvo visiškai kitokia ir nors tai yra smagus ir tikrai geras atsiminimas, bet tam prireikia laiko kartu įsigilinti į dalykus, kurie yra man įdomus. Ir iš tikrųjų per tuos studijų metus išmokau keletą dalykų. Tai pirmiausia, būti smalsi, kas ir atvedė mane iki doktorantūros studijų. Tai nebijoti klausti, nebijoti domėtis skirtingais dalykais. Ir iš tikrųjų studijos man Vytauto didžiojo universitete iš tikrųjų suteikė labai daug drąsos, pasitikėti savo jėgom ir iš tikrųjų domėtis labai skirtingais dalykais, iki studijų metų man niekada nepavykdavo. Tai pavyzdžiui, tai, ką aš dabar derinu su savo tyrimais, tai yra komunikacijos ir informacijos mokslai, bet man taip pat labai patinka politika, tarptautiniai santykiai ir istorija. Tai studijų metai mane užaugino būti žingeidžia. Kalėdos man asocijuojasi su 3 žodžiais. Tai pirmiausia, sniegu ir mandarinais. Ir trečias toks žodžių junginys yra Coca-Colos reklama arba Kalėdų senelio reklama Coca-Coloje, kai jisai leidžiasi kalneliu su sunkvežimiu, ant kurio yra užrašyta Coca-Cola. O jeigu rimčiau, tai Kalėdos yra apie susitelkimą, apie buvimą kartu su šeima ir iš tikrųjų šitam labai greitam laike, informacijos pertekliui, dabar man Kalėdos yra poilsio laikotarpis, kada pirmiausia poilsis būna savo pačiam, tada laiko skirimas savo šeimai ir patiem artimiausiam žmonėm ir tiesiog buvimas visiems kartu kalėdiniu laikotarpiu.